Tai tuomet pradėsiu nuo gerbiamos kultūros ministrės. Ponia Vaida, labai smagu matyti ne tik Facebook'o platumose, bet ir čia Seime. Kultūros bendruomenė vis dažniau kalba apie strateginės krypties stoką. Regioninė kultūra silpsta, kultūros infrastruktūros projektai stringa, o profesionalinio meno institucijos susiduria su vis didesniu finansiniu neapibrėžtumu. Taigi klausimas, kokius konkrečius sprendimus jūsų ministerija per šią kadenciją priėmė, kurie realiai nedeklaratyviai sustiprino kultūros sektorių? Ar galite įvardinti bent vieną sisteminę reformą pakeitusią kultūros politikos veikimą valstybės mastu? Taip pat priminsiu, kad vyriausybės programoje jūs įsipareigojote peržiūrėti meno kūrėjų socialinių garantijų sistemą ir pritaikyti ją skirtingų kultūros sričių specifikai. Ar šiuo klausimu jau yra konkretus sprendimai, ar tai kol kas liko deklaracijos? O taip pat ir Lietuvos kultūros tarybos veiklos modelį jūs įsipareigojate efektyvinti, kas yra padaryta iki šios minutės ir šiuo klausimu. Ačiū Jums labai už atsakymą. Taip, laba diena, labai ačiū Jums už klausimą. Tai mes matomės ne tik socialinių tinklų platybėse, bet susitinkame ir renginiuose, kas yra labai malonu ir miela. Kadangi Jūs klausimą formavote, ką pasiekėme kadencijoje, kokią reformą įvykdėme, tai aš gal pradėčiau formuluoti atsakymą, kad mūsų kadencija dar nesibaigė, jinai dar tik prasidėjo, tai be abejo, kad ir reformos mes tikrai dar jokios neįvykdėme, o grįžtant prie jūsų konkretesnių klausimų, tai dėl meno kūrėjų socialinės apsaugos mechanizmo, taip, mes jau pradėjome diskusijas, gilinamės į dokumentus ir akcentuojamės į sveikatos draudimo įstatymo ir valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimus ir peržiūrėti patį projektą, kur mes diskutuojame ir galvojame ir svarstome ir tarėme su įvairių asociacijų atstovais, kad turėtume peržiūrėti ir turbūt griežtinti prastovų skirimo tvarką, taip pat tikslinti kriterijus, kas yra, kas gali tapti profesionaliais meno kūrėjais, taip pat peržiūrėti Sodros ir PSD kompensavimo programos perdavimą Sodrai ir taip toliau. Ir kitas klausimas buvo dėl, jeigu primint, taip, dėl kultūros tarybos. Tai dėl kultūros tarybos taip pat yra pradėta diskusija ir peržiūrime ir ketiname šiuo metu numatyti pokyčiai, kuriuos peržiūrėjome kartu su Lietuvos kultūros taryba ir siūlytume įgyvendinti projektų finansavimus per 2 etapus, kad jie vyktų. Taip pat susitikome su pirmininkė, susitikimus su taryba ir administracija, taip pat iškėlėme tikslus peržiūrėti diasporos projektų finansavimą ir vertinimo paraiškų mechanizmą, bei taip pat kitų projektų, nes vis dėlto būtent šiame sektoriuje yra labai daug nusiskundimų, keliamų problemų. Aišku, pagrindinė problema yra vis dėlto mažas finansavimas, tai taip pat ieškosime galimybių ir diskusijų, bet taip pat ir reikia peržiūrėti patį mechanizmą.